Sveiki gyvi, su jumis ir vėl sveikinasi Vilniaus krepšinio lyga bei jos apžvalga. Tai pirmoji mūsų laida naujaisiais 2011 metais, kur apžvelgsime antrosios gruodžio pusės įvykius. Kelkimės iš karto į elito grupę, kur žaidė Sadolin ir Daprėja. Puikią kalėdinę dovaną savo gerbėjams prieš pat šventės įteikė Daprėja. Ši komanda bene pirmą kartą sezone susirinko pačią stipriausią sudėtimi bei atsivežė tikrą krepšininkų žvaigždyną. Aikštelėje pamatėme tokius profesionalius esamus arba buvusius žaidėjus, kaip Darius Čiūta, Mindaugas Budzinauskas, Matas Niparavičius arba Eligijus Redeckas. Todėl nieko keisto, jog nuo pat pirmosios minutės svečiai išsiveržė pirmyn, o po Mindaugo Budzinausko tritaškio iš karto spurtavo net 10-0. Pirmosius taškus elito grupės outsideriai Sadolin pelnė vos 4 minutę, kuomet prasiveržimo metu tai padarė Šarūnas Jurgutis. Daprėjos žaidimas buvo pagrįstas greitų puolimu, kurio šeimininkai taip ir nepažabojo viso susitikimo metu. Nuolat keisdamas žaidėjus Sadolin ekipos treneris Rolandas Klyza pagaliau atrado krepšininką, kuris Daprėjai tapo nemažą staigmeną. Puikiai rungtyniavęs Edvardas Varpiotas kaip lygus su lygiais baudos aikštelėje kovėsi su augalotais svečių ekipos milžinais. Neblogai Edvardui talkino ir Deividas Zorobo, tačiau nepataikydamas rungtynių nelaimėsi. Paskutiniajame ketvirtyje Daprėjos persvara šiek tiek aptirpo, nes aikštelėje pasirodė šiame sezone dažniausiai rungtyniaujantis krepšininkai. Kaip bebūtų keista, jie tebuvo šiandien antrasis penketukas. Nepaisant šio pralaimėjimo, dar prieš naujuosius pergalę džiaugiasi ir Sadolin. Namuose sugebėjo nugalėti gerokai sustiprėjusią Grigiškių sporto klubo komandą, kuri pagaliau surinko pilną savo sudėtį, tačiau ir tai nepadėjo. Todėl antroji Sadolin pergalė, leidžianti tikėtis kovoti dėl aukštesnių pozicijų, yra itin svarbi. Puikia proga pergalingai pabaigti metus nepasinaudojo SKM Agotos Gryčia. Nors namuose 123-87 jie ir sutriuškino svečius iš Time Team šviesos ekipos, nemenčinėje komandai sėkmė nenusišypsojo. Rungtynės SKM salėje buvo panašios į žvaigždžių dieną. Abiejų komandų sudėtis pristatytos pranešėjo, o kiekvieną taikų metimą palydėdavo įvardinta krepšininko pavardė. Ši pergalė buvo tarsi baigiamasis SKM kalėdinės šventės akcentas, kurios metu buvo itin daug dėmesio skirta Sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniams. Išdalinta daug dovanų bei prizų jauniesiems krepšininkams, jų tėveliams. Sostinės krepšinio mokykla taip pat dalyvauja projekte, kurį organizuoja SMS Credit LT įmonė, siekdama laimėti 5000 litų paramą savo veiklai. Jeigu Sostinės krepšinio mokyklai pasisektų laimėti, ji nupirktų daug kamuolių bei aprangų savo auklėtiniams bei socialiai remtiniems vaikams. Vilniaus krepšinio lyga kviečia prisijungti prie šio projekto bei palaikyti mūsų draugus Sostinės krepšinio mokyklą. O kaip rungtynėse sekėsi komandai bei apie artimiausius jos planus, nuoširdžiai sutiko papasakoti pokštaujantis Andrius Čerškus. Kalbiname SKM Agotos Gryčios komandos vadovą Andrių Čerškų. Šiandien pasiekė įtikinamą pergalę. Kokia buvo pagrindinė priežastis? Čia buvo kaip parodomosios varžybos mūsų kalėdų šventės akcentas. Žaidėm kaip žvaigždžių dienoje Lietuvos krepšinio lygoje, jeigu matėt, įdėdavom dėjimai tritaškiai, gynybos nebuvo. Čia nebuvo varžybos, čia buvo šventė. Mes darėm šio. Minėjai apie kalėdinę šventę. Kas tai buvo per renginys? Ar jis dar vyksta? Turėjom įspūdingą renginį, kuris surinktas 1500 vaikų. Dalyvavo visi treneriai, išdalinom gausybę dovanų, gausybę saldainių, visi vaikai patenkinti, laimingi. Šią šventę organizuojam jau 3 metus iš eilės ir vis gausesnė. Kokie būtų pačios komandos SKM planai šitam čempionatui? Čia nepriplanuosi nieko, planuoji viską laimėti, o vis tiek matai, kad 5 pralaimėjimus turim, kai pralašinėjom lygioje vietoje, tai čia kol kas planuoti nieko, bet planuojam įsigyti porą juododžių krepšininkų. Sausio mėnesį prie mūsų komandos dar turėtų prisijungti skandalingasis Janas Jurgonis. Taip pat kalbinome Eriką Kučiauską, taip kad aš manau, kad kitą sezono pusę turėsime labai pajėgią komandą ir norim rasti gerą trenerį, tai tikimės Joną Kazlauską prisiminti, kuris dabar yra be darbo. Tai galim drąsiai jau iš karto pirmą vietą skirti dėjimų konkursą kažkuriam jūsų krepšininkui? Aš manau, pirmą vietą skirkit mums Vilniaus krepšinio lygui, nes mes labai norim finale atsirevanšuoti leidyklą iš Šiaurės Lietuvą. Aš tikiuosi, kad Janas prisijungs. Duosim jiem į kalus, ne Janai? Būtinai.
Pažvelgime, kaip atrodė Elito lygos turnyrinė lentelė metams pasibaigus. Pirmauja pralaimėjimų nepatyrusios Ernst & Young bei Luomenas Šiaurės Lietuva LT komandos, visiškai netoli Stamperija ir Tegra, bei net 4 ekipos turinčios po 2 pergalės ir baigiančios turnyrinės lentelės rikiuotę. Elito lygos gruodžio mėnesio pabaigos naudingiausių krepšininkų penketukas. Į žaidėjo poziciją Mantas Kibildis, Sporto klubas Meškos. Lengvojo krašto puolėjo pozicijoje Dainius Navickas, Luomenas Šiaurės Lietuva LT. Alanas Dzeranovas iš Tegros, atakuojančio gynėjo pozicijoje. Sunkusis krašto puolėjas Paulius Počiuipa, Sporto klubas Meškos. Bei vidurio puolėjo pozicija Paulius Joneliūnas, SKM Agotos Gryčia. Visiems šiems krepšininkams atitenka gyvo alaus krautuvėlės prizai. Sveikinam! Tęsiasi kovos ir Basket News LT iššūkio lygoje. B pogrupėje susitiko Harazai.com ir Pilaitė. Namų aikštelėje rungtyniausi Harazai.com metė labai rimtą iššūkį svečių ekipai, kuri yra viena iš B pogrupio lyderių. Kaip jau tapo įprasta rungtynių pradžią, Harazai.com sužaidė itin prastai ir svečiai to pasinaudojo. Todėl atrodė, jog didelės intrigos šiose rungtynėse nebus. Tačiau antrajame kėlinyje svečiams buvo daug sunkiau apsiginti nuo varžovų atakų, kurių smaigalyje dažniausiai atsidurdavę Aleksandras Kovalevskis bei Linas Vaigauskas, netruko mažinti skirtumą. Sėkmingai iniciatyvos pilaitiškių gretose ėmęsis Julius Lisauskas padidino 7 taškų persvarą prieš lemiamą ketvirtį. Paskutinėme kėlinyje pogrupio outsideriai kilo į lemiamą šturmą, tačiau laimėti nesugebėjo. Lemiamu tapo puikus Dionizo Diržausko pasirodymas ketvirtajame kėlinyje. Dionizas praktiškai vienas rinko taškus rungtynių pabaigoje, puikiai kovojo dėl atšokusių kamuolių, na o paskutiniai keli lemiami BC Harazai tritaškiai dėja, tačiau skriejo pro šalį. Tai buvo jau 6. pilaitiškių laimėjimas, tuo tarpu Harazai vis dar lieka nepatyrusi pergalės džiaugsmą. Sėkmingai A pogrupėje žygiuojantis Normaliok namuose priėmė Juridikon. Šios rungtynės puikiai įrodė, jog Normaliok ekipai namų sienos padeda laimėti net ir rungtyniaujant be komandos lyderio Žilvino Grušo. Nuo pirmojo kėlinio abidvi ekipos puolė į aktyvų puolimą, skirdamos mažai dėmesio gynybai. Visas varžybas aikštėje dominavo greitas žaidimas, kuris neapsieidavo be abiejų komandų klaidų, prarastų kamuolių bei netikslių perdavimų. Pirmasis kėlinys prasidėjo taiklesnėmis svečių atakomis, tačiau šeimininkai greitai atsigavo po šalto dušo ir kėlinį laimėjo 8 taškų skirtumą. Antrasis bei trečiasis kėliniai vyko abiejų komandų ataklioje dvikovoje. Šeimininkai vis mėgindavo pabėgti, didindami rezultatą savo naudai, tačiau svečiai alsuodavo jiems į nugaras, neduodamiesi plėšti didesnę persvarą. Po trečiojo kėlinio abi komandas skyrė vos 2 taškai ir visa kova buvo dar priešakyje. Matydami tokį rezultatą susigriebė Normaliok ir daugiau jau nebepaleido pergalės iš savo rankų. Prie jos bene daugiausiai prisidėjo Rokas Grauslys, pelnęs 27 taškus. Svečių gretose lygiai tiek pat įmetė puikiai rungtyniavęs Marius Šepronas. Ką apie komandos šių metų pasirodymą kalba Normaliok vedlys Simonas Bartusevičius. Kalbinam Normaliok žaidėją Simoną Bartusevičių. Kokia pagrindinė šiandienos rungtynių pergalės priežastis? Priežastis taip ir nebuvo, nesusižaidėm. Tiesiog mes buvom stipresni asmeniškai. Nebuvo komandos, dėl to paleidom varžybas, leidom beveik išlyginti rezultatą. O gale susikaupėm, pataikėm porą svarbių metimų ir rungtynės baigės. Mes turėjome laimėti po 2 kėlinių. Kaip vertini pats sezono pradžią ekipos? Su šalčininkais buvo, kas buvo, tas buvo, paskui susikaupėm, gaila, kad lyderiai mūsų retai ateina į varžybas, bet 5 pergalės iš eilės jau kažką sako ir tikiuosi tas žaidimas be lyderių pradės gerėti kaip komandos, ne tik asmeniškai ir nusiteikimas pagerės. Ir manau, kad po biškį suvažiuosim ir tapsime vieni iš šimtesnių pretendentų, bent jau grupiai, paskui žiūrėsime, kaip Dozdievas, kaip sakė, arba kamuolys. Tai pagrindinis tikslas tada būtų? Aišku, Final Four. To ir tikimės, aišku, ne veltui rinkom komandą, ne veltui stengiamės. Sakau, svarbiausia, kad lyderiai ateitų, o visa kita
savaime gaunasi. Nes atsiranda komanda, atsiranda žaidėjas, atsiranda centras, nes realiai neturim. Tokio tipo centro Tadas labai padeda, Žilvinas, 3-4 numerių žaidžia, po 9 asistus daro. Tokių žaidėjų reikia ir jisai padaro komandą. Basketnews LT iššūkio lygos A grupėje ir toliau vienintelė lyderė lieka ŠMKM83 Instinct Express ekipa. Visiškai netoli Champion, BC Trio Team Normaliok bei puikiai pastaruoju metu rungtyniauti Krendit 24. B pogrupėje kol kas nepralošė tik tai krepšinio klubas Žaibas. Po vieną pralaimėjimą jau turi Vilniaus VPP bei Hansa teleradio kompanija. Nuo pagaliau pirmą pergalę istorinėje dvikovoje iškovojo Gervėčių kraštas, po pratęsimo įveikęs Apokalipsės Raitelius. Gruodžio mėnesio pabaigos naudingiausių Basketnews LT iššūkio lygos krepšininkų gretos atrodo taip. Į žaidėjo pozicijoje Sergejus Afonskij, Gervėčių kraštas. Atakuojančio krašto puolėjo pozicijoje Mindaugas Kraujelis iš SKM 1993. Atakuojančio gynėjo pozicijoje Mantas Jonikas, Aim Public. Sunkusis krašto puolėjas Povilas Kaminskas, Vilniaus VPP. Na ir vidurio puolėjo pozicijoje pirmą kartą šiame sezone BC Phoenix atstovas Linas Meškauskas. Visiems krepšininkams atitenka gyvo alaus krautuvėlės prizai, su kuo ir sveikiname. Tuo tarpu geriausia gruodžio mėnesio komanda pripažįstama Credit 24 kolektyvas, kuris po labai blankaus sezono starto iškovojo 6 pergalės paeiliui ir dabar tvirtai rikiuojasi pogrupio lyderių gretose. Šios ekipos žaidėjus kviečiame į Raučia 66 barą paragauti firminio patiekalo. Antrosios gruodžio pusės gražiausių epizodų trejetukas atrodo taip. Trečioji pozicija. Itin svarbus Juliaus Lisausko taškai BC Pilaitė. Antrąją vietą užima įspūdingas Edvardo Varpieto blokas ilgamečiam LKL žaidėjui Dariui Čiūtai. Na ir pirmoji pozicija, vienas gražiausių sezono epizodų. Justo Jankausko, SKM Agotos Gryčio dėjimas su pražanga. Ačiū Jums, jog šiuos debiutinius 2010 metus buvote kartu su Vilniaus krepšinio lyga. Tikimės, jog čia liksite ir 2011 metais. Iki susitikimo po 2 savaičių.